How is you, okay? You need therapy. Net kimba, nes musė prie šūdo lenda. You ain't special. I'm sorry, I'm not. Šimtas metų negirdėta, 100 metų neregėta. Nieko naujo pas mane, įkeliu, pasivaidinu, dingstu ir taip toliau. Bet galite mane pasiekti Instagram'e. Ten dažniau kur kas rodausi, labiau aktyvesnė tenais esu negu čia. Pasidalinau Google Docs'ais, kur galite pasirašyti savo paslaptis. Kelios atsirado, tai dabar būtent ties ir skaitysiu. Aš jų neskaičiau, čia bus mano pirmatinė reakcija. Nieko netempiant gumos, pradedam. Aš labai greitai, mano natūraliai plaukai išdžiuvo, nekreipkite dėmesio, bet žodžiu. Aš kai pradėjau redaguoti šitą video, aš išgirdau, kad mano kamera skleidė labai keistus garsus. Jie yra minimalūs, pavyksta nekreipti jos dėmesį, bet aš tiesiog nenorėjau perfilmuoti video ir tada feikinti savo reakcijas, tai aš tiesiog viską palikau. Kiek išėjo, tiek apmažinau, bet tiesiog aš labai atsiprašau ir tikiuosi kitą kartą nebus. Turiu vyrą, vaiką, lyg ir viskas okei. Bet kartais, kai važiuoju į sporto salę, iš tikrųjų važiuoju susitikti su vienu buvusiu. Mes nebendraujam, pasidarom, ką reikia, manau, pati supranti. How is you, okay? Jokio ryšio, jokio kontakto po. Let's keep it that way moving forward. Okay, thank you. Kai grįžtu namo, man norisi verkti, bet ne dėl kaltės. Žinau, kad vieną dieną sprogs, nežinau, ar dabar sustot, ar sakyti vyrui. Aš tokiem žmonėm turiu paprastą klausimą. Kam jūs turit vyrą, kuriat šeimą, turit vaikus ir taip toliau, jeigu jūs elgiatės kaip 16-mečiai vaikai? Čia rašy kiek to metų? Ne. You need therapy. Okay? Okay. Buvau nuėjusi pradinėse į bernų tūliką. Netyčia ir atėjo bernas, kol daug taškų. Netyčia, kol bernas, kol pasibučiavot? Tu žinai, kad toliau gali pratęs rašyti ryšį. Mano ex buvo labai pavydi. Tikrindavo telefoną, reikalaudavo slaptažodžių. Been there. Kai pavargau, išsiskyriau. Tai čia buchuras rašo, okei. Tiksliai. Po kelių mėnesių susipažinau su kita. Nuostabi mergina, visiškai skiriasi nuo praeitos. Good, you upgraded, not downgraded. Good. Kodėl aš šitą akcentą padariau? I'm sorry. Mes kartu jau metus. Bet aš vis dar kartais bendrauju su ta ex. Aš jos nemyliu, bet ji tiesiog net kimba nuo manęs. Nors ir prašau to. Net kimba, nes musė prie šūdo lenda. Kodėl jinai pas tave neužblokuota? Užblokuoji, jinai nelenda. Problem solved. Bet tokiem žmonėm labai patinka, kai jiems parašo tos intrigos, tokios visai kita. Tai tu vienas iš tų. You ain't special. I'm sorry, I'm not. Kartą per Tinder date'ą vaikinas pasakė, tu man primeni mano mamą? Jei galvoji, kad pasibaigė bendravimas su juo klyst, no. Kodėl jūs taip darot? Kodėl jūs taip darot? Vien dėl to, kad jūs susirastumėt normalius santykius, normalų vyrą, ne berniuką. There is a difference. Ne, jūs taip. Kartu jau porą... Oh my god. Jo mama manęs nemėgsta, nors elgiuos kaip ji. Jinai savęs nemėgsta. That's easy. Vaikinui tai patinka, jaučiuosi kaip nestabili, nes tu ir esi nestabili, ta prasme. Ten yra mamos berniukas. Ne vyras, bet berniukas mamos, ypač. Bendravau su 2 čiūvais vienu metu. Buvo prikolas. Išėjau susitikti su čiūvu A ir tuo metu rašė čiūvas B. Ir klausė, ką veikiu. Tai sakiau, šunį vedžioju, nes nebuvo ką daugiau sakyti. Ne paslaptis, bet toks prikolas, apie kurį niekas nežino. Wow. Kai manęs klausia, kodėl aš dar neturiu vaikų, aš šypsausi ir sakau, ai dar nesinoriu. Bet realiai prieš 2 metus turėjau persileidimą. Okei. Apie kurį net mano vyras nežino.
Nes aš net nesakiau jam, kad buvau nėščia. Ta savaitė jis buvo su draugais, o aš visą savaitgalį praleidau vieną kraujuodama. Ir dabar, kai visos draugės sako, vaikų metas jau, kada vaikai, man norisi rėkti, bet šypsausi ir sakau, kad gal kitais metais. Čia yra ta tema, kur dauguma iš mano artimųjų man sako, ne, čia pasikeis tavo mąstysena, čia tu labai taip piktybiškai žiūri, nekalbėk taip. Bet aš tave užjaučiu, tarp kitko labai gaila, kad tau taip yra, kad tau taip nutiko. Aš tikiuosi dabar psichologiškai ir emociškai tau viskas yra gerai ir kad ten toliau bandot, ar kad tu nori vaikų turėti ar nenori. Nes tu nieko neminėjai, kad tu nori turėti ar tu nenori vaikų. Tai jeigu nori turėti, aš tikiuosi, kad viskas yra tvarkoje ir jeigu nenori turėti vaikų, let's keep it that way. Bet mano hot take yra, kokio tolko jūs visi žmonės jaučiatės labai laisvai, galėdami klausti, kada vaikai, kada anūkai, jau tau tiek ir tiek metų, jau tau ten laikas tiks ir taip toliau. Kiekvienos moters yra pasirinkimas. Jau geriau tas vaikas gimtų į mylinčią šeimą, negu į tokią šeimą, kurie nenori tą vaiko turėti. Šiaip aš labai norėčiau pakalbėti apie šitą temą. Būtų įdomu. Tiek šitam video. Žinau, kad trumpas, mažai ganėtinai paslapčių buvo, bet tikiuosi, kad jums patiko. Palaikinam, paprenumeruojam, pakomentuojam gal savo kokią norit paslaptį, kur negėdo jum viešai pasidalinti. Kokį podcastą man reikėtų įrašyti vėl. Parašykite temas, kokias gal norit išgirsti iš podcast'o. Hot take, apie vaikus. Bet žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kito karto. Pamiršau net savo outro, kad